Okay, thank you very much, and I'm very honored to be here with my good friend, your Chief of Defense, Raimundis, here in Lithuania, along so many Chiefs of Defense from across Northern Europe. I'm especially glad that Ireland was able to join us, one of our key non-NATO partners for this session. The strategic environment we serve in is very complex and dangerous. The growing alignment of our adversaries, combined with the possibility of simultaneous and sustained military operations, reminds us all that peace requires strength. The goal of today's conference was to ensure a shared understanding of our challenges and to chart the path forward here in Northern Europe. As the commander of United States European Command, one of my priorities is to help allies and partners build their capabilities so that they can take more responsibility for their own defense. And this is not about the United States leaving or stepping back from Europe. It is about working together to enable our European allies and partners to do more, while the United States continues to provide critical but limited support in light of U.S. global priorities. In short, a stronger Europe is good for all of us. This requires our allies and partners to step up, and the nations represented here today are doing exactly that. Since the historic Hague Summit last year, nations across Northern Europe have increased their defense spending. They've expanded their support for Ukraine through a variety of means, including the prioritized Ukraine requirements list, which continues to provide key military equipment that the Ukrainians require to meet their critical needs, purchased by our allies and partners. And nations across Northern Europe have actively participated in a number of NATO missions across Europe and beyond. We all understand, of course, that this is not the finish line. It is only the beginning as we set conditions for a real and lasting deterrence. Lithuania, in particular, is setting the pace, spending 5.4% of GDP on defense this year. That's the highest level in NATO, and they've committed to spending that level through 2030. Simply incredible, Raimundis. And an example for all to follow. Lithuania also has $2.7 billion in active defense procurements with the United States, including JLTVs, HIMARS, UH-60 helicopters, and key munitions. These investments directly build capability, interoperability, and readiness for Lithuania and for Europe. These are real commitments and real strength. Lithuania and so many others is not waiting for security to be provided to them. They are building it, investing in it, and leading it. Raimundis, thank you for your partnership, for your leadership, and for hosting this conference. I look forward to our continued work together to build the strength that will preserve a lasting peace in Europe. And with that, I'll turn the floor over to you, and I'll look forward to questions from the media. Aš kalbėsiu lietuviškai. Pirmiausia, didelė garbė kartu su Jungtinių Amerikos valstijų Europoje vadavietės vadu, generolu Aleksu Grinkevičiu, rengti Šiaurės Europos kariuomenių vadų konferenciją. Tokie susitikimai yra svarbus, nes jie leidžia mums susivienyti, suvienodinti supratimą apie modernų karą, regioninę gynybą ir iššūkius, su kuriais sudarime kartu. Jie stiprina sąjungininkų bendradarbiavimą, gerina saveikumą ir padeda mūsų kariuomenėms greičiau pristaikyti prie šiuolaikinės mūšio lauko realybės. Brutalus Rusijos pradėtas karas Ukrainoje sąlygoja pokyčius karyboje ir adaptaciją naujų kariavimo metodų bei pajėgumų išvystymą. Ir po šios konferencijos, plačiau po mūsų kasdienio bendradarbiavimo su Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir mūsų sąjungininkais, įvairiuose kariniuose projektuose galiu aiškiai pasakyti, ši adaptacija yra reali, matoma ir vykdoma. Baltic Sentry yra labai geras šios evoliucijos pavyzdys. Tai, kas prasidėjo pirmiausia kaip kritinės povandeninės infrastruktūros apsauga, NATO formate išsivystė į platesnio masto daugiakartinę veiklą Baltijos ir Šiaurės regione. Sustiprinta stebėsena, elektroninės kovos priemonės ir koordinacija prieš hibridinės grėsmės. Tuo pačiu metu JAV kariuomenės 5 korpusas su regiono sąjungininkais vykdo reikšmingą darbą susijusią su Baltijos gynybos linijos ir Lenkijos East and Shield iniciatyva. Ir mes nekalbame apie tradicinę fizinę apsaugą. Kartu su NATO esame naujo tipo gynybinio
kūrinio procese. Matome, jog į ją reikalinga integruoti autonominės sistemas, sensorius, kontrmobilumo priemonės, inžinerinius sprendinius ir nuolatinį mūšio lauko situacijos suvokimą. Mažoji oro gynyba prieš priešo dronus taip pat yra šios sistemos dalis. Taip pat noriu atkreipti dėmesį ir padėkoti Jungtinės Amerikos valstijoms už tai, kad dirba jau daugelį metų ir padeda Lietuvai nuo nepriklausomybės atkūrimo laikų. Ir jų indėlis yra milžiniškas. Nuo pagalbos atkuriant Lietuvos kariuomenę iki paramos mūsų rengimui, kariniam švietimui ir pajėgumų vystymui. Jungtinės valstijos padėjo Lietuvos kariuomeniai pasiekti šiandieninių pajėgumų ir profesinį lygį. Tai apima finansinę paramą, įrangą, karinę pagalbą ir rotacinių pajėgumų dislokavimą. JAV rotacinių pajėgų buvimas Lietuvoje neabejotinai yra viena stipriausių atgrasimo veiksnių mūsų regione. Ir Rusija tai žino. Tai galiu užtikrintai pasakyti, Lietuva yra pasirengusi priimti ir daugiau JAV karių, jeigu būtų tokie sprendimai. Mes aktyviai investuojame į karinę infrastruktūrą, priimančios šalies paramą ir sąlygas reikalingas amerikiečių, vokiečių ir sąjungininkų pajėgos treniruotis, veikti ir kovoti kartu su mumis. Kiekvienas sąjungininkas įsipareigojimas čia yra vertinamas ir dauginamas bendram kolektyvinės gynybos labui. Lietuvos divizija yra dar vienas praktinio bendradarbiavimo pavyzdys. Noriu padėkoti Pensilvanijos nacionaliniai gvardijai už mentorystę, JAV 5 korpusui už lyderystę, Vokietijai ir kitoms valstybėms prisidedančioms štabų elementais bei kartu su mumis planuojančiais ir sinchronizuojančiais gynybos koncepcijas NATO rytinėme flange. Po 2001 metų Lietuva kartu su sąjungininkais dalyvavo tarptautinėse operacijose Afganistane ir kituose regionuose. Tuo metu atsiliepėme į sąjungininkų kvietimą veikti kartu, nes suprantame, kad kolektyvinė gynyba ir įsipareigojimai veikia abiejomis kryptimis. Lietuvos kariuomenė buvo ir bus kartu su savo sąjungininkais tada, kai to reikės. Kaip neseniai jo ekscelencija prezidentas pasakė, dėl situacijos Hermūzo sąsiauryje. Sąjungininkai laikosi kartu ne tik tada, kai lengva, bet ir tada, kai svarbiausia. Taip pat noriu pabrėžti, visus čia susirinkusios valstybės reikšmingai prisideda prie Baltijos valstybių saugumo vykdymo oro policijos misiją, dislokuodamos nuolatinės ir rotacinės pajėgas, organizuodamos bendras pratybas, oro gynybos iniciatyvas, jūrinio saugumo projektus ir daugelį kitų veiklų, kurias kiekvieną dieną stiprina mūsų kolektyvinė gynyba. Mes esame stiprūs kartu ir tokie išliksime. Mūsų jėga vienybė. Thank you, generals. Now we will start the Q&A session. Before giving a question, please state which media you represent and for whom the question is delivered to. Thank you. Hello, Stepa Lauskaitė, news agency ELTA. Question for General Grinkiewicz. The US president is speaking about the intentions to withdraw 5,000 US troops from Germany. So could this number be even higher? Do you have any information regarding the withdrawal of US troops from other European countries? And could some of these troops be deployed in Lithuania? And if so, how many? And question for General Vaikšnoras. Turint omenyje, kad buvo nuspręsta steigti Kapčiamiesčio poligoną, na ir jūs minėjote, kad Lietuva būtų pasirengusi priimti JAV karius, tai ar Lietuva būtų pasirengusi priimti visus iš Vokietijos išvedamus karius, ar daugiau su dabartinė infrastruktūra ir, na, jeigu daugiau, tai koks būtų tas skaičius? Thank you very much for the question. On the 5,000 troops, I expect further announcements from the Pentagon on the composition of those forces in the coming days. I don't have anything that I'm able to announce here right now on where they're going or how they're moving, but what I can say is that the United States remains absolutely committed to the defense of Lithuania and to the defense of all of the nations here on the eastern flank, and particularly here in the Baltic. So every one of our Baltic allies are stepping up, spending more on defense. We've got a long and historical ties with Lithuania and the other two to the north, Latvia and Estonia. And I just say I'm very proud to be here today, and I know that I'll be back many times in the future. Atsakant jūsų klausimą,
kaip ir minėjau savo pranešime, Jungtinės Amerikos valstijos yra mums labai svarbios ir jų buvimas čia regione yra taip pat labai svarbus. Kokie bus sprendimai, mes nežinom, tačiau įvertinant Lietuvos infrastruktūrą mes galėtumėm taip sakant, apgyvendinti ir suteikti treniravimo sąlygas iki brigados kovinės grupės dydžio padaliniui. Įvertinus tas, kad mes jau turime keletą padalinių amerikiečių čia vietoje, tai turbūt, jeigu tai būtų greiti sprendimai, tai dabar nenorėčiau spekuliuoti dėl skaičių, bet viskas priklauso nuo sprendimo. Tai būtų dar koks 1000 plius, reiškia, kur mes labai lengvai ir drąsiai galėtume priimti. Enrique Getsaite, LRT Television. Question for both of you about the defense industry. So there's money available, but the main question, of course, is what to buy. And so what philosophy are you currently following when you're choosing what kind of weaponry you need and what kind of type of possible war are you expecting and preparing for? Ir kitas klausimas generolui Vikšnorui. Šiuo metu vyksta geležinio vilko pratybos. Matėme, kad pratyboms pasitelkta labai daug įvairių rūšių dronų, bendrai arsenale apie 200 vienetų. Kokią filosofiją pasirinkusi Lietuvos kariuomenė, ar prioritetas vis dar teikiamas žvalgybai? Ačiū. So maybe I'll start, Raimundis, if that's okay. Your question on defense industry is a great one, so thanks for asking it. What I like to say is, for the first time in a long time, money is not the problem in Europe in terms of defense spending. All of the nations have signed up to their NATO capability targets and are moving out with increased defense spending and working their way to the Hague Summit commitment of 5%, which is great news. The challenge now is to turn that into real military capability, and that's why your question is so important. I would say a couple of things. On the philosophy on the type of weapons, we know that there are some high-end capabilities that are complex systems that cost a bit more that we need across the alliance. We also know, and we've seen lessons from both the war in Ukraine and conflict in the Middle East, that there are other types of capabilities. I like to refer to it as affordable mass. So you can get a lot of things that are less expensive that you can apply on the battlefield paired with those more expensive capabilities, more exquisite capabilities. So when I think about what we ought to be doing with industry, what we ought to be doing here in Europe is removing every barrier that we can that slows us down and revitalizing our industrial base. We ought to be able to write a contract quickly, get money put on that contract, give a multi-year contract to a vendor so that they can start producing the production line and then start producing the equipment that we need to get into our inventory quickly. And we can do that, right? We've seen that sense of urgency applied in other nations like Ukraine, and they're able to produce mass capabilities very quickly right now and innovate at speed. And that's where we need to get with industry here in Europe. And you know, I'm encouraged by some of the steps I see, but I know that there's a lot more that we need to do. Thank you. Kalbant apie priemonės, kurias naudojame pratybose, tai jau nėra naujiena, čia ne pirmi metai, kai mes integruojame į įvairių lygmenų pratybas dronus ir tai ne vien tik žvalgybiniai, kurie be abejo suteikia platesnį gebėjimą, bet ir koviniai dronai. Ir šiai dienai filosofija jinai nepasikeitusi. Mes su dronais sustiprinam konvencinius pajėgumus, ten, kur galbūt būtų sunkiau arba pasiekti, arba nuotoliai mums neleidžia, pilnai išnaudojame įvairių tipų dronus, įvairių dydžių, įvairių galingumų. Ką gal norėčiau pabrėžti, kad labai džiugu, kad ir mūsų Lietuvos šaulių sąjunga, kurie turi ekspertizę, galbūt šiai dienai gilesnė, jungiasi prie mūsų ir šiokių pratybų kaip geležinio vilko metu mes ištestuojam visus naujausius kariavimo metodus. Tai sakyčiau, kad žvalgyba danguje, koviniai dronai, kurie muša taikinius ir vėliau patikrinimas, kokį nuostolį padarėm, visas tas kill chainas jisai yra praktikuojamas kiekvienų pratybų metu. Hello, Vilmantas Vanskūnas, Baltic News Agency. I have a question for both generals. European Commissioner Andrius Kubilius has spoken about a proposal to create a
European Defense Union, and has previously discussed the idea of establishing a permanent European military forces of 100,000 troops. So what are your opinion about these ideas, and could that mean that Europe would be capable of ensuring its own defense without United States, and how would this align with NATO? No, thanks for your question. It's an important one, and I have talked to Mr. Kubilius a few times about this in various venues. And what I would tell you is he actually shares my view that NATO is the cornerstone of European security, and that to think that we could create a parallel command structure to what we have within the alliance would be duplicative, it would be expensive, and that it's unnecessary. And so leaning on that NATO architecture is extremely important. Now where I think, and I won't speak for Kubilius, but I'll tell you how I interpret what he's told me, that is that thinking about this from a European enterprise level perspective will let us make the right investment decisions here on the continent, so that we're not being duplicative when one nation buys the same thing that another nation purchases, and that we can coordinate those purchases, that we can work together to get larger scale orders that will decrease prices. And so when I hear him talk about a European army, that's what I think about. I think about enhanced NATO-EU cooperation, and I think about making sure that we're coordinated in the approach that we're taking to our purchases. What I'd also say is I think we're on the right track. The cooperation between the European Union and NATO has never been stronger, in my view, thanks to the leaders of both organizations. And within the NATO structure, we do assign what it is exactly that we think each nation should buy on what timeline in terms of, we call those capability targets. And so, I think, quite frankly, there's a complementary nature between what Europe does and what NATO in a transatlantic sense does, and that relationship is on the right path and we're headed in the right direction. Tai aš turbūt tik tai pridėčiau prie generolo Grinkevičio pasakymo, kad stipri Europos kariuomenės arba šalių kariuomenės jau sustiprina NATO ir NATO tampa tik tai stipresnė. Reikia taip pat irgi pripažinti, kad ES yra pati turtingiausia organizacija. Ir aš manau, kad būtent per kitus galios instrumentus kaip diplomatija, ekonomika, informacinės dalykus gali sustiprinti kitų šalių ir šiuo atveju mūsų NATO šalių karinius pajėgumus. Tai turbūt tiek. Šeputytė iš Bloombergo. Klausimas Vladui. Sakykit, vakar valstybės gynybos taryba priėmė sprendimą prisijungti prie tarptautinės operacijos Hormuzo laivybai, atverti laivybai. Norėjau jūsų pasiteirauti, kokius matote Lietuvos vaidmenį šitoj operacijoje, kuo Lietuva galėtų prisidėti, kokiais pajėgumais ir kokia infrastruktūra, ir kaip jūs manot, kada tai jau galėtų įvykti? Ačiū. Labai geras klausimas. Taip, yra sprendimai prisidėti ir padėti, užtikrinant laisvą laivybą ir navigaciją Hormūzo sąsiauryje. Mūsų pajėgumai gal iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kurie nesusipažinę su kariuomene, atrodo galbūt maži, bet iš tikrųjų, patikėkit, turim ką pasiūlyti, tą įrankių dėžutėje, turim vieną kitą, daugiau gal fokusuojamės į išminavimo pajėgumų ir štabo karininkų siuntimą. Tai šiai dienai dar vyksta planavimas, norim atliepti būtent tą, ko prašo šalys, ir tada išeisim su konkrečiais pasiūlymais. Generolė Vaikšnorė, dar dėl tų pirkimų ne iki galo galbūt pavyko atsakyti. Tai Lietuvos kokia yra filosofija, kai yra svarstoma apie tuos pirkimus, kokios tos ginkluotės galbūt labiausiai Lietuvai reikia, į kokius aspektus yra atsižvelgiama, ir kokiam tam galimam karui Lietuva ruošiasi? Mes labai akylai stebim, kas vyksta Ukrainoje, karas Ukrainoje, ir turbūt tie 4 su trupučio metų parodė, kad karo pobūdis keičiasi. Dėl to mes adaptuojamės naujausius kariavimo metodus, turime
adaptaciją mūsų programų tiek mokymo centruose, įvairiuose pajėgose, ne vien tik tai sausumose, bet ir jūrų pajėgų ir specialių operacijų pajėgų. Mūsų puskarininkai ir karininkai treniruojami yra pagal naujausias tas žinias, kurias mes gaunam, kartu, reiškia, koordinuodami ir turėdami ryšį su ukrainiečiais, tiek lietuviais, kurie kariauja Ukrainoje, tiek Ukrainos instruktoriai, kurie atvyksta čia. Tai mes viską peržiūrim ir bandom įdėkti tos naujausius kariavimo metodus. Ir tai automatiškai atsispindi į pajėgumų vystymą. Tai, ką aš paminėjau, įvairių tipų dronai, kurie ir logistikos dronai, ir antžeminiai dronai, kurie galėtų pristatyti logistiką, evakuoti sužeistuosius, jūriniai dronai, kurie, žinom, iš Ukrainos, reiškia, pavyzdžių sugebėjo juodąją laivyną beveik visą išvaikyti Juodojoje jūroje. Rusijos aš turiu menyje. Tai mes turim jau kai kurias priemonės, apie kurias gal nenoriu garsiai šnekėti, bet 27 dieną, gegužės, kviečiu visus į Kazlų Rūdą. Bus pristatoma naujas, labai, sakyčiau, naujoviškas pajėgumas, būtent droninių sistemų. Ir tenais galima bus detaliau pašnekėti apie gebėjimus mūsų ir kur mes einam. This concludes the question part, and thank you for your questions. Concludes that our press conference. Okay, thank you. Ačiū.